Kėdainių sporto mokyklos futbolo manieže įvyko tarptautinis vaikų gimusių 2003 metais futbolo turnyras, skirtas Nevėžio klubo 50-mečiui. Jame varžėsi ne 10 komandų, tačiau geriausiai sekėsi svečiams iš Latvijos. Nevėžio pirmoji komanda žaidė A grupėje. Kėdainiečiai galingai pradėjo turnyrą, įveikdami Jonavos kūno kultūros ir sporto centro bendraamžius rezultatu net 9-0 ir Plungės sporto mokyklos komanda rezultatu 3-0, bet po to sekė dvi nesėkmės vienodų rezultatu 0-4 prieš stiprias Vilniaus Žalgiriečio ir Daugpilio Daugavos antrąją komandas. Nevėžio antroji komanda varžėsi B grupėje, jai sekėsi kiek sunkiau, bet vis dėlto kėdainiečiai sugebėjo sužaisti lygiosiomis su Panevėžio futbolo akademija, o likusiose rungtynėse patyrė pralaimėjimus. Rezultatu 0-3 nuo Šiaulių futbolo akademijos ir Kauno rajono Garliavos komandų ir rezultatu 0-13 nuo Daugpilio Daugavos pirmosios komandos. Vaikus treniruojantis Rytis Šležys tikino, kad tokie susitikimai su pajėgiomis Lietuvos ir kaimynų Latvių komandomis skatina vaikus tobulėti. Turnyre susirinko 10 komandų iš įvairių regionų Lietuvos: Panevėžys, Šiauliai, Vilnius, Plungė. Mūsų kaimynai, Jonava, taip pat mūsų draugai iš Daugpilio, Latvija. Vaikų turiu viso dabar šiai dienai 18, tai čia 2003 ir pas mane yra 2 vaikai 2004 metų. Tai vartininkas ir puolėjas vienas. Tai va. Nevėžis įstatė 2 komandas, 1 ir 2, ir dalyvaujam įvairiuose turnyruose. Ir tikrai manau, kad čia didelė nauda, kadangi tokiem vaikam dar tokių kaip čempionatų daug nėra. Tai kartais nuvažiuojam, sužaidžiam vienas rungtynės ir grįžtam. O čia visa diena, 6 rungtynės, manau, įsikrausė pilnumoje. Ir kaip tos turnyras, ten porą treniruočių jam atstoja. Galutinėje komandų rikiuotėje 1 ir 3 vietas bei apdovanojimus išsivežė svečiai iš Latvijos. 2 vietą iškovojo Vilniaus Žalgirietis, o kėdainiečiams teko tenkintis 6 ir 10 vietomis. Mes atvažiavome iš Vilniaus, esame futbolo akademija Žalgirietis, atstovaujam Vilniaus atgimusio Žalgirio vyrų komandą. Šito amžiaus vaikų mes turime apie 30-40, čia mūsų atvažiavo 1 komanda, taip pat yra ir vaikučių, kurie dar nėra tokio lygio pasiekę, nuo rudens treniruojasi. Labai šaunus turnyras, mes ir patys organizuojam ir stengiamės, kad į 2 savaitės kartą vaikai būtinai išvažiuotų į turnyrą. Vasarą darome kokias 6 stovyklas, bet viskas kainuoja. Viskas kainuoja. Jeigu ten, sakykime, kažkokios sporto mokyklos jos gali išvežti kažkokiom lengvatom, gauna ten rėmimus, viskas kainuoja pas mus tėveliam. Tai žinot, irgi atsimušame tą. Jeigu būtų kažkokie, nežinau, kažkokie fondai, nors rašome ir tos fondus, bet ten praktiškai nieko negauname iš jų. Bet esu optimistas ir žinau, kad ateis tokia diena, kad mes susilyginsim su krepšiniu, tikrai. Nes kiek tas greitinėlės nugriebtų krepšinis, yra talentingų vaikų ir yra daug, ir yra norinčių, ir futbolas yra toks. Jis yra gatvės ir jisai sprendžia socialinius tokius užimtumų ir visi tie vaikai, kurie nepritampa krepšinį, jie tikrai pritampa futbole ir iš tokių ne vienas išauga ir geras futbolistas ir pirmiausia žmogus.